Jei savo telefone turite brokerio programėlę ir tikrinate jos grafikus dažniau nei kartą per metus, jūs darote tragišką finansinę klaidą. Jums parduota iliuzija, kad investavimas yra sunkus darbas, naujienų skaitimas ir rinkos sekimas atneša milžinišką pelną. Aš su jumis pasidalinsiu statistinė tiesa. Matematika ir mokesčių sistema be gailesčio baudžia aktyvius investuotojus. Jūsų noras bandyti kontroliuoti situaciją jums realiai kainuoja dešimtis tūkstančių eurų. Šiandien nagrinėsiu Coffee Can sistemą, čia yra kitokia investavimo strategija, ir tai matematinis įrodymas, kad patys tingiausi investuotojai, kurie tiesioginė to žodžio prasme užmiršta savo sąskaitų slaptažodžius dešimtmečiams, sutriuškina aktyvius Wall Street analitikus. Jei norite nustoti spėlioti ir pradėti laimėti, visiškai nieko papildomai nedarydami, pradėkime. Investavime mūsų pačių intuicija ir emocijos dažniausiai veikia ne mūsų pagalbai, o prieš mus. Atrodytų logiška ir įprasta kasdienybė. Kuo aktyviau dirbi ir valdai procesus, tuo geresnis turėtų būti tavo rezultatas. Tačiau finansų rinkose ir matematikoje ši taisyklė veikia atvirkščiai. Aktyviau investuodami mes beveik garantuotai pralaimime rinkos vidurkį. Žmogaus smegenys yra užprogramuotos reaguoti į tam tikrą pavojų. Čia visa evoliucija ant to paremta. Kaip pavyzdys, mes perkame akcijas ar fondus tada, kai rinka jau yra stipriai pakilusi ir visi aplinkui džiaugiasi pelnais. Tai čia tas fear of missing out arba FOMO, baimė praleisti progą. Ir mes masiškai parduodame viską per anksti, vos pamatę raudonuojančius grafikus, nes įsijungia nuostolių vengimo arba vadinamas loss aversion mechanizmas. Šis perdėtas aktyvumas portfelėje sukuria dvi kritinės problemas. Pirma, atsiranda transakciniai kaštai. Kiekvienas pirkimas ir pardavimas, tai reikia sumokėti spread, čia tas skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos, ir tuo pačiu tarpininkavimo mokesčius brokeriui. Antra ir dar svarbiau atsiranda mokestinė trintis, čia tas vadinamas tax drag. Kiekvienas pelningas pardavimas reiškia, kad jūs sugeneravote apmokestinamąjį įvykį ir turite atiduoti dalį kapitalo prieaugio mokesčių pavidalų valstybei. Būtent taip jūs nutraukite sudėtinių palūkanų grandinę. Žinoma, galima naudoti investicinę sąskaitą ir to išvengti, bet tuomet papildomai vertinčiau cash drag, kas yra turėjimas grinųjų pinigų ne visą laiką investicijose. Ir tai labai pasijus, nes dalis pinigų visą laiką liks neįdarbintų ir sėdės tiesiog sąskaitoje. Dabar nori tapti vienu iš tų, kurie aplenkė sistemą tiesiog nieko nedarydami, tau reikia suprasti metodiką žinomą kaip kavos skardinė strategija – Coffee Can Strategy. Terminas Coffee Can atkeliavo iš laukinių vakarų. Amerikos laikai, kai žmonės neturėjo prieigos prie banko ar seifų. Savo vertingiausius daiktus, aukso monetas ar nuosavybės dokumentus, jie tiesiog įdėdavo į tuščią kavos skardinę ir paslėpdavo po čiužiniu arba užkasdavo sode labai ilgam laikotarpiui. Tu ten nežiūri kiekvieną dieną, tu tiesiog žinai, kad turtas ten yra. Dabar šį terminą investavimui 1984 metais pritaikė investicijų valdytojas Robertas Kirbis. Istorija labai smagi. Čia viskas prasidėjo nuo vieno paprasto, bet genialaus atradimo. Mirus vienos iš jo klienčių vyrui, Robertas gavo užduotį peržiūrėti vyrui priklausiusi asmeninį investicijų portfelį, kad galėtų jį sujungti su bendru šeimos turtu. Dabar pradėjęs analizę, jis pastebėjo unikalų dalyką. Klientės vyras dešimtmečius pirko akcijas pagal paties Roberto Kirby rekomendacijas. Į kiekvieną investiciją griežtai investuodamas po maždaug $5,000. Tačiau jis darė vieną esminę išimtį, kuri prieštaravo visai Wall Street'o logikai. Jis visiškai ignoravo visus patarimus parduoti. Jo taktika buvo elementari. Nupirkau, pamiršau. Dabar šis sprendimas per daugelį metų suformavo išskirtinį, nors ir labai asimetrišką portfelį. Dalies investicijų vertė buvo nukritusi per pusę ar net priartėjusi prie visiško nulio. Tai Wall Street analitikai čia sakytų, žiūrėkit, katastrofa neveikia. Tačiau investavimo matematika paremta asimetrinė grąža padarė savo darbą. Kadangi vyras niekada nepardavė savo laiminčių pozicijų, net kelių įmonių vertė viršijo $100,000. Tai reiškia augo 20 kartų. O pagrindinis portfelio brangakmenis, viena itin sėkminga įmonė, vertinimo metu viršijo $800,000 vertę. Jo grąža per tą laiką išaugo maždaug 160 kartų. Viena laiminti pozicija su kaupu padengė visus nuostolius ir sugeneravo milžinišką pelną visam portfeliui. Dabar kodėl 20 ar 30 metų pamirštas portfelis gali pralenkti aktyvių ir protingų analitikų prognozes? Priežastis slypi skaičiuoklėje. Dabar pažiūrėkime į du skirtingus investuotojus, kurie turi po 10 000 eurų pradinio kapitalo ir kurių pasirinktas turtas generuoja identišką 10% metinę grąžą. Dabar investuotojas A yra aktyvus. Jis kiekvienais metais perka ir parduoda savo turtą, užfiksuodamas tą 10% pelną. Kadangi jis užfiksavo pelną, jis privalės susimokėti kažkokį procentą mokesčiams. Tai reiškia, kad jo reali metinė grąža, jeigu mes paimsime 15% GPM pavyzdį, tai yra 8,5%.
Po 30 metų tokio aktyvaus valdymo jo portfelis pasieks maždaug 115 tūkstančių. Investuotojas B naudoja Coffee Can sistemą. Jis nuperka turtą už 10 tūkstančių eurų ir neparduoda jo visus 30 metų. Jo turtas nepertraukimai auga po 10 procentų kasmet. Kadangi jis neparduoda, jis nemoka jokių mokesčių viso augimo metu. Po 30 metų jo portfelio vertė pasiekia įspūdingus 174 tūkstančius. Net jei po tų 30 metų jis nuspręstų viską parduoti vienu metu ir sumokėti tą patį 15 procentų pelno mokestį nuo viso 164 tūkstančių pelno, kas sudarytų 24 600 eurų mokesčių, jam vis tiek liktų apie 150 tūkstančių grinų. Čia galite argumentuoti, kad išnaudosite investicinę sąskaitą ir perkant parduodant neturėsite šios problemos, bet tada sumažinčiau grąžą skaičiuojant pirmiausia komisinius, antrą spredo efektą ir cash drag efektą, bei vertinčiau laiko sąnaudas aktyviam valdymui. Žinoma, galima atakuoti, kad aktyvus valdymas uždirbs daugiau, bet statistika rodo, kad iš tiesų aktyvus valdymas uždirbs dar ir mažiau, net neįskaitant šitų dalykų. Nors skirtumas tarp investuotojo A ir investuotojo B yra 35 tūkstančiai eurų. Ir šis skirtumas atsirado vien dėl to, kad investuotojas B suprato sistemą ir nieko papildomai nedarė. Tai Roberto Kirby pavyzdys buvo paremtas pavienių įmonių akcijomis. Tačiau mano filosofijoje mes privalome vertinti riziką. Pavienių akcijų atranka, tas stock pickinimas, yra labai pavojingas žaidimas. Ieškoti pavienių įmonių, kurios išgyvena 30 metų į priekį, yra labai rizikinga. Prisiminkime tokius gigantus kaip Nokia, kaip Kodak, kaip Blockbuster. Jie atrodė nesunaikinami, bet technologinė pažanga juos tiesiog nušlavė. Būtent todėl logiškai mąstantis investuotojas modernizuoja Coffee Can logiką ir perkelia ją į kur kas saugesnį lygį - plačiai diversifikuotus akcijų indeksų fondus. Čia mes kalbam, kad juos pasieksime per biržoje prekiamus fondus, kas yra ETF-ai. Tai vietoj to, kad bandytume atspėti, kuri ta viena įmonė laimės loteriją ir išaugs 100 kartų, jūs nusiperkat fondą, kuris automatiškai seka pasaulio ekonomiką. Pavyzdžiui, 500 didžiausių JAV ar ten 3,5 tūkstančio didžiausių pasaulio kompanijų. Dabar indeksai bendrai turi unikalią algoritminę savybę. Jie veikia pagal rinkos kapitalizaciją ir jie patys save išvalo. Jei didelė įmonė pradeda silpti ir bankrutuoja, jo svoris indekse mažėja, kol jį visiškai iškrenta iš sąrašo. Jie automatiškai pakeičia nauja agresyviai auganti technologijų arba pramonės lyderė. Jums nereikia skaityti finansinių ataskaitų, nereikia sekti naujienų ir nereikia priimti jokių sprendimų. Jūs tiesiog pritaikote Coffee Can taisyklę pačiam indeksui, perkate nuolat ir niekada neparduodate. Trumpa pauzė. Šį vaizdo įrašą remia Freedom24. Freedom24 yra platforma, kuri suteikia prieigą prie akcijų, prie ETF ir kitų finansinių priemonių. Per šią platformą investuotojai gali pasiekti pagrindinės Amerikos, Europos ir Azijos biržas. Platformoje taip pat yra prieinamos rinkos naujienos, išsamus grafikai ir analitiniai įrankiai. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite oficialioje svetainėje. Nuorodas, žinoma, galite rasti vaizdo įrašo aprašyme. Bet tikras turtas sukūrimas ne per aktyvų prekybos terminalų nagrinėjimą, naujienų skaitimą ar emocingas diskusijas formuose. Turtas kūrimas per nuobodžią, nepertraukiamą discipliną ir asimetrinę matematiką. Nuperkate rinką, uždarote ją į skardinę ir leidžiate pasaulio ekonomikai dirbti už jūs. Jei vertinate logiką ir skaičius labiau už emocijas, nepamirškit prenumeruoti kanalą ir paspausti like. Iki kito karto.